Labas, aš esu Neringa ir padedu žmonėms laisviau kalbėti angliškai. Dirbdama su pažengusio lygio studentais pastebiu, kad iki kalbos sklandumo kartais trūksta visai paprastų dalykų. Todėl šiandien kalbame apie angliškas frazes, tiltus, vadinamas bridge phrases. Įsivaizduokite, kad kalbate su žmogumi. Jis jums pasakoja, pavyzdžiui, apie atostogas. Jei kalbėtumėte lietuviškai, tikriausiai sureaguotumėte. Galbūt sakytumėte, o, geras, jėga ar panašiai. Kalbėdami angliškai, mes fokusuojamės į kitus dalykus. Mums svarbu kalbėti taisyklingai ir pamirštame normalius žmogiškus dalykus. Pristatau 3 frazes. Pirma frazė. Wow, that's so amazing. Nuostabu. Tinka reaguoti į bet kokią džiugią naujieną. Pavyzdžiui, kolega sako, kad buvo atostogų. Jūs galite sureaguoti, wow, that's so amazing. Where did you go? Antra frazė. I can relate to that. Tai tinka sureaguoti į jausmus, kai jums atliepia, jeigu esate tikrai patyrę ką nors panašaus. Pavyzdžiui, jūsų kolega užsimena, kad po šių atostogų dėja jam reikėtų antrų atostogų. Ir jeigu jūs panašiai esate jautėsi po savo atostogų, puikiausiai galite pasakyti I can relate to that. Trečia frazė. That reminds me of. Tinka pakeisti pokalbio temai. Pavyzdžiui, kai kolega jums pasakoja savo kelionės įspūdžius, jūs tikriausiai prisimenate ir savo atostogas. Tuomet kuo puikiausiai tinka frazė That reminds me of my trip to Italy, pavyzdžiui. Ir tęsite savo pasakojimą. Pasikartojame. Wow, that's so amazing. I can relate to that. That reminds me of. Taigi, kai kitą kartą išgirsite žmogaus naujieną, būtinai atliepkite į ją emociškai. Žinodami šias frazes, jau turite variantų, ką pasakyti. Gerų pokalbių, nuoširdžių pokalbių. Iki!